Aš gimiau 82 metais Alytuje, kadangi mano tėtis yra teisininkas ir jį perkelė dirbti į Vilnių, tai nuo 3 mėnesio aš jau buvau vilnietis. Kartu mes esame jau beveik 14 metų, o susituokę dabar jau eina 7 metai. Ir pasikeitė ir nepasikeitė. Nepasikeitė tom, kad išliko iki šiol jaunatviškas, galbūt dar ne iki galo subrendęs. Iš kitos pusės yra labai subrendęs kaip tėtis, labai atsakingas, labai mylintis ir šitą aš labai vertinu. Tėtė jėga. Muzika aš susidomėjau tikriausiai 16 metų, kai tėtis mane pradėjo mokinti groti gitarą. Kadangi groju, norisi ir padainuoti, grojant. Tai atsirado tas dainavimas. Tada išpopuliarėjo karaokė. Vieno karaokė konkurso metu aš patekau į finalą ir visi finalistai turėjo progą sudalyvauti ar antroje, ar jau netgi 3 atrankoje į realybės šou. Ir aš patekau. Su Duniu aš susipažinau iš tikrųjų gal prieš kokius 8-9 metus. Ir tai buvo po vieno realybės šou, kai grupėje reikėjo dar vieno nario ir tiesiog atitikus visus kriterijus, tai kaip ir labiausiai tiko. Reikėjo mokėti dainuoti, tai šitą jis moka puikiai. Reikėjo laisvai jaustis ant scenos, tą jis jau irgi mokėjo. Ir reikėjo mokėti gerai judėti tiesiog, nes aš judu ne taip gerai kaip jisai. Vaikystėje man teko šiek tiek šokti, man teko šokti pramoginius šokius. Nemanau, kad man kažkiek padės tai, kad man teko šokti prieš 20 metų. Tai seniai pamiršta ir viską reikia pradėti iš pradžių. Jeigu jisai laimės, tai aš pažadu užsirašysiu jaunųjų gamtininkų būrelį ir dar į gimnastų būrelį. Ir dar asmeniškai jam sušoksiu krakoveką kokį. Žmonės nemėgsta tų, kurie sako, aš ateinu laimėti, aš galiu, aš čia laimėsiu. Bet aš atėjau laimėti, taip.